Pasak Lietuvos ryto, Šilutės krašto verslininkai įsitikinę, kad nepasinaudoti potviniu būtų nuodėmė. Šiemet tikimasi sulaukti gerokai daugiau žmonių, norinčių savo akimis išvysti potvinį. Turizmo paslaugų teikėjai jau dabar neatsigina žmonių skambučių. Sodybų šeimininkai jau ruošia valtis, baidares, amfibijas ir visureigius. Rusnės verslininkai prognozuoja, kad šįmet gamtos stichija savo akimis norės išvysti itin daug žmonių. Mat pernai vanduo beveik nieko neužliejo, o šįkart laukiama didžiausio potvinio per 10-metį. Žmonės iš visos Lietuvos skambina ir klausia, ar jau rengiame ekskursijas po užlietus kaimus. Jie taip pat prašo rezervuoti valtis ar baidares, pasakojo Rusnėje esančios sodybos upeivis šeimininkė Birutė Knapkienė. Tiesa, nakvynės kol kas nedomina žema temperatūra, net ir ekstremalus gena namo. Tačiau baidarininkai teiraujasi vietos gyventojų, ar jau užlieti miškai. Pasirstyti tarp medžių šįmet irgi atskubės ne vienas pramogautojas. Potvinis – proga užsidirbti. Apie tai šiandien Lietuvos rytas. Kaip teigiama verslo žiniuose, Pamariai šiemet agurkais nekvepia. Priekrantės žvejai vis dar traukia pustuščius tinklus, o stintų kainos turgavietėse darosi rekordinės. Ypač prabangių šį sezoną tapusių žuvų net pigina ir iš Latvijos įvežamos pigesnės stintos. Klaipėdos naujajame turguje šiomis dienomis prekeiviai atveža po 50-100 kg stintų, tačiau ir tokie kiekiai ne kasdien patenka ant prekystalių. Pasak pardavėjų, žmonės neskuba pirkti agurkais kvepiančių žuvų, nes atbaido kainą. Šiemet stintos, kitaip nei ankstesniais metais, tapo žuvimis paskanauti. Laimikio stygius stintas pavertė prabangos žuvimis, rašo verslo žinios ir pateikia stintų kainas Klaipėdos turguje. Ir tiek verslo publikacijų apžvalgos. Jūs klausotės žinių radijo.